Na kągi, pagalvojau, užteks čia mum ant sauso varyt. Pasėmiau porą siuntinukų. Buvo akcija, tai prisigriebiau. Tuoj mes atsidarysim. Ir pasižiūrėsim, ką mes čia pasėmėm. Čia aišku nieko nereklamuojam, bet bankikė. Lemba biškį apdulkėjus čia tokia žiūriu, eiktų savo. Čia turbūt nebereikalo akcija, iš sandėlio ištraukė kažkur užsilikusią, galvo dar reikia parduoti. Tai va, kretino pasigrėbėm. Taip, kas čia toliau. Aminų rūgščių. Šitas tai gal normalus, neapdulkėjęs. Gerai, uždarytas. Lembusi gal daug kamštukas vos laikosi. O šitas, kaži. Aha. Uždarytas, gerai. Tai va, pasiėmėm aminų rūgščių ir kretino. Eik į šoną. Ir čia pasiėmėm dar miltelių. Kai vadindavau tėvas, sakydavau proškos. Kombikormas. Lietuvoje žiūrėjau, dideliais kiekiais nėra. Tai žiūrėjau užsienį. Čia nežinau, kas čia per firmą kokią, o aš užsienį pasižiūrėjau. Eiktų sablemą neišim. Pasižiūrėjau ir nusipirkau po 6 kilus. Blemba neiškeliu, čia kažkaip lievai dėti. Eiktų savo. Eiktų velnių. Dabars. Gaineris. Labgaineris. 6 kiliukai. Po 30 euriukų paėjo. Čia užlipinta viskas. Vienas ir antras. 2 kibiriukus pasėmiau už 60 eurų. Traukis, va. Gaineriukai. Tai va, bus biškį galima pavaryti ant masės. Nes kaip ir sakau, Lietuvoje žiūrėjau, Lietuvoje nėra. Didžiausias, kiek mačiau, man atrodo, 2,2 ar ten 2,7 kilo. Tai va, pasiėmiau šitos iš užsienio, pažiūrėsim, ar čia pavyks priaugt kokį kilogramėlį, gal ar nieko. Tai va, pasiėmiau ir dabar pavarysim normaliai treniruotės.